efektingi būdai suvaldyti pykčiui visų pirma yra susijęs su tuo, kokiose situacijose supykstat. Siūlau permastyti tas situacijas, kuriuose dažniausiai paskutiniu metu jūs apimdavo pyktis, aptarti jas su kažkuo, tai pagalvoti, kas būtent tą pyktį iššaukė ir jau vien toks permastymas, jisai padaro kažkokią tai jungti tarp tos limbinės sistemos ir smegenų žievės priekinės dalies, kad lengviau susitvarkyti, kai ta situacija ateis. Dabar, kitas momentas yra labai svarbu susigaudyti, kokie pirmi fiziniai požymiai parodo, kad jūs pykstate. Kiekvienam žmogui jie yra kiti. Vienam žmogui pradeda, karštis mušti, kitam širdis plakti, trečiam pradeda gamintis galvoje labai daug minčių apie neteisybę. Vienu žodžiu, jau jaučiate, kad jau pradėjo tai darytis, pradėjot greičiau kvėpuoti, stabdykit save, kad neįeiti į pykčio situaciją. Labai geras būdas yra vis dėlto, jeigu jau supykote, tai pabandyti tą pyktį neperkelti į veiksmą, o vaizduotėje su juo susitvarkyti. Kas įdomiausia, kad vaizduotėje pagalvoti kažką tai negero apie tą žmogų, ant kurio pykstate. Įsivaizduoti, kad jis kažkoks tai mažas, kampe kažkur, tai kokioje kvailoje situacijoje, kad jis be kelnių, nesvarbu, ką norite, įsivaizduokit, bet įdomiausia tai, kad vienintelis asmenybės tipas, kas nemoka įsivaizduoti kažko tai blogo, kurt blogų fantazijų, tai yra kaliniai. Reiškia, tie žmonės, kurie visiškai negali viduje savo kažką daryti su emocija, jie iš karto ją išreiškia veiksmu. Toliau, jeigu jau nepadėjo šitie būdai, einam prie sunkesnių. Pyktis toks didelis, kad jums reikia jį iškrauti. Geriausias būdas jį iškrauti, tai, išsikeikti, pasakyti, ką jūs jaučiate savo geriems draugams arba galų gale žmonėms, kurie jūsų klauso. Ką dažnai žmonės ir daro, pavyzdžiui, negalydami išsakyti, ką blogo galvoja viršininkų, jie tiesiog tarpusavį kolegos pakeikia viršininką ir tokiu būdu nusiramina. Dabar tokie būdai jau labai techniški. Jūs jaučiate pyktį, jūs neturite su kuo kartu pakeikti, jums reikia kažkaip tai jį sumažinti. Čia mano klientai yra atradę labai daug gerų būdų ir taip pat aprašomi literatūrai kai kurie. Tarkime, geras būdas yra paimti popieriaus lapą ir suplėšyti jį mažais gabaliukais, iš pasiutimo suplėšti. Galima nueiti padaužyti lėkščių, nusipirkti pigių lėkščių, pasidėti, tarkim, rūsyje ir tai stipriai veikia. Toliau, geras būdas yra rėkti, garsiai rėkti. Kur rėkti? Aišku, klausimas, jeigu šalia jūsų nėra miško, galima mašinoje pasileisti garsą, važiuoti ir rėkti visų balsų. Toliau, trypti kojom labai sveika. Iš viso trypti kojom arba kažką tai daryti rankom yra labai pagrįsta biologiškai, nes būtent kai pirmykštis žmogus supykdavo, jisai arba, kaip sakoma, duodavo į snukį, arba jisai bėgdavo, reiškia, nuo tigro, tai tik tai pabėgti galima. Taigi į rankas ir kojas ateina daug nervinių impulsų ir jeigu gerai patrypi, jeigu rankomis tomis, ką galima veikti, nežinau, galbūt nebūtinai lėkštes daužyti, galbūt galima grindis išvalyti namuose, vienu žodžiu padaryti fizinių veiksmų, tai vėlgi tai sumažina pyktį gana efektyviai. Bet kokia fizinė veikla, tas taip vadinamas malkų kapojimas, bet gali būti ir bėgimas, ir treniruoklių klubas, taip pat labai numuša tą hormonų lygį pakilusi. Dar man patinka toksai rašymo meditacija. Paimti popieriaus lapą, nusistatyti laikrodį ir kokį 10-15 minučių rašyti viską, kas ateina į galvą. O jeigu jūs esate supykęs, tai ateis jums į galvą ir daug keiksmažodžių gali būti ir ateis dar kokie tai priekaištai ir mintis apie neteisybę. Tai jas visas išrašyti, taip fiziškai ant to popieriaus. Aišku, paskui tą popierių galima dar ir suplėšyti, ir sutrypti, ir sudeginti, ką norite, bet visi tie veiksmai rituališkai jie yra labai stiprus ir labai sumažina pykčio emociją. Svarbus dalykas yra neįsileisti į piktas mintis. Ir yra gera kognityvinė technika pasakyti, kai tik pradedat jausti, kad galvojate apie neteisybę ar kad mintise keikiat kažką, tai pasakyti stop, garsiai pasakyti stop ir pasistengti nustoti apie tai galvoti. Tiesiog galvoti apie kažką kito. Neįsivažiuoti tuos apmąstymus piktus, nes paprastai jie tiesiog ėda jūsų energiją, niekur neveda. Taip pat geras dalykas atsitraukti. Jeigu jūs turit kažkokį svarbų darbą, galite
norite paskambinti žmogui, kažkokiam tai reikšmingam, kur pokalbio metu negalėsite kažko pikto galvoti arba pasiskūsti, kas jūs nuskriaudė. Paprastai toks atsitraukimas, jisai labai sumažina pykčio emocijos. Galiu tą pasakyti apie save, kad jeigu aš priimu klientą ar paskaitau paskaitą ir prieš tai būnu susierzinus, tai paprastai po to darbo jau to susierzinimo būna likę labai mažai. Na, kartais atrodo pykčio metu, kad tiesiog daugiau nebeištversti. Vat laukit kokio žmogaus ir niekada nesulauksite. Arba kaimynas gręžia sieną ir atrodo, jis tiesiog gręžia visą amžinybę. Tai tiesiog kartais reikia pasižiūrėti laikrodį ir nusistatyti, kiek laiko jūs, 5 minutės dar galite pakentėti, kol gręžia sieną. Gal dar nereikia nueiti ir jam pasakyti, ką nors labai blogo. Susilėtinimo meditacija. Pabandyti tiesiog pakvepuoti lėčiau, įveikti tą tokį nekantrumą, staiga kažką išsiaiškinti. Labai svarbu iš karto neatrašyti žinutės, neatrašyti laiško pikto, jeigu dabar susinervino, atidėti, tą tokį nuosprendį, pykimąsi atidėti. Ir tiesiog geriau pajausti savo kūną, geriau pajausti šį momentą ir šiek tiek sumažinti tą tokią greitą piktą energiją.